Gerą dieną. Buongiorno, signoros ir signorito. Pakvieskite Gvido prie žydrųjų ekranų. Nu, o mosėlis. Kaip aš laukiau šios akimirkos žavingos. Čia bišda pakoreguokiam, nes motociklas į visišką naus. Visišką. Toks naus, kad kvep net picom. Va taip. Moto Guzzi Stelvio 100, V100, taip galim pavadinti. Naujasis, sakau, nes šio mėnesio, apreit mėnesį, kapči gavos, kapči taip gavos. Va tokia situacija. Motociklas yra žinoms, laukiams ir visi nori apžvelgti, kiek Italijos gamintoje padarė tokį žingsnį visai kitokį nei seniau. Nors. Kas nežinot, Moto Guzzi, ką priektarti, aš nežinau, kažkada klausiau, Moto Guzzi, bellissimo, motocicle. Seniausia kompanija, moto kompanija, Harley Davidson, žinai, seniausia, tepi buvau. Gamin motociklus ir laikos tradicijų. O itališkas tradicijas ir labai rimtas požiūris į gyvenimą, į motociklizmą šiuo atveju. Nes, kaip žinia, Italijoje, tas sezonas leid važiuoti ir unikalių žmonių, они ten susiformavo Moto Guzzi. Jeigu taip iš savis šaučiau. Taip, Stelvio. Žinot, kas į Stelvio pas? Aš esu buvęs. Man atrodo, 2 sykius. Viensyk pirmsyk nesupratau, nes nuogar šlapi buvau, kelias buvau toks, o kitsyk žinojau, kur varau. Va. Ir dabar žadu važiuoti. Va. Kas čia toks yra? Pažiūrėkim, nes Lietuvoje netokių dalykų, dabar bus ir galės pamatyti ne tik Ducati, ir ne tik Piaggio arba kokį nors Aprilia. Tokį motociklą aš labai norėjau pamatyti iš artėjai, čiupinėti ir atsisėsti. O dabar gavau step, kad ir pavažiausiam. Kas šitoks nieks nežino, kas testavo, pasakė keli žodžius, informacijos nėra, nes vyksta gamyba. Kaip suręsts, kas šitoks ir kodėl visi bėjai, nes ir ne Honda, ne? Ne, Honda pats geriausiai pasaulyje, sutinku. Ir tokia idėja, tokia neidėja, tik draugelis pasakė, tokia replika, galvoju, kaip čia reikia mandagę jums atkartoti. Kada, grubiai šnekant, būn motociklų vairuotojų, katram motociklas yra tiesiog motociklas. O kitiems yra motociklas, insažena, kaip ikonsono nuveikti ir kaip būtų įdomiau. Čia tokį tipą moca ir žmonėms, katrai ir, primenu, taip, kad lietuvis suprastų. Tokie motociklą ir tiems, katrai giliau žiūri į motociklą, į motociklizmą, tradicijas, sprendimus techninius, tiesiog vizualiai, kaip mums atrodo. Kaip matot, atrodo tai nerealiai. Vientas variklis, V formos, taip šitą padaryts. V90 vadinas, Lygu V90, ne? Lygu, jo. Tai kaip Harley Davidson, V formos variklis, ten, žinai, plaka širdis. Šitą, tik Harley'os variklis kitą padaryts. Į kampą netokiai. Ir tor paskirstim linciugėlį, ir tor voštaus 4, ir tor daug dalykų iš tų senų laikų, kaip, aš čia lyginsiu, nebijok, kaip Ducatis Desmo, kaip Harley savo V-tviną, kaip Moto Guzzi savo variklį. Ir dabar, vadinkiam, žodžiu pasakyti žodį,
kas netinkinys, tas enduro daro dabar. Čia yra enduro motociklas. Nu, off-road. Ne, per stipriai pasakyti, ne. Bet faktas, ansa toks atsirado, seniau buvo V85, toks burbulakis, o dabar toks. Priekis biški kažko, ne. Afrika Twin, ne. Man aš taip, ką pamačiau, galvoju, tu savo grina, man gaidys. Žiūrėk gaidį. Ne, žiūrėk. A toks. A toks. Žiūrėk, toks, ne. Oka panašus. Tik nejauts. Pažiūrėkim, apžvelkim, gerbėmiai, Moto Guzzi Stelvio. Naujausias modelis. Lauks, žiūrėts ir ko naniai padarė. Aš tokį frazę buvau vis laik sakęs. Aš tų Ducati turėjęs, žinai, su tokiu visokių multistradų, naujoviškų senų. Tai gal atsirastų Ducati su kardanu, tai ronk sudrebėtų. Nes man nepatinka tepti grandinę, nes tepaluoti baikeriai važinėjęs. Ne, hebra, ne. Tiesiog man toks požiūris yra. Kad motociklo su kardanu kelionėm ir kažką geriau. Nes, žinai, iš nepasakyto prašmatnaus komforto, žinai, tepti linsiaugų nelygis. Nu, vat pavydu bambalistams. Nu, stop, biškėlį. A važiuojus kur toliau? Važiuojus. Aš tai važiaus. Kon darom? Prieš kelionę ilgą. Įpilkiam. Ką gerą prasimaišytų. Žinot, kas čia? Čia ir Moto atominis metalų kondicionierius Maximum varikliams. Va. Kon tas reiškia? Čia toks dalyks, kaip vadinama liaudė keramika. Aš jau tokia sumojus. Jo, prieš 1000 kilometrų. 1000 kilometrų nuvažiavau. Važiavau off-roadu, dabar važiavau su lygiu keliu. Kadangi čia tik 2 litram, dėl to rekomendacijas yra riebesnį mišinį padaryti. Prieš naudodamas perskaityk instrukciją. Prieš naudojimą produkto temperatūra turi būti ne žemesnė kaip plus 25, kadangi dabar 22, teik betrūkst. Sukratykite balioną. Reik gerai išplakti, hebra. Daug kas naudo instrumentą neteisingą. Dėl to gerų instrumentų naudojams nepalei paskirti arba bloga, nepaskaičius instrukcijas, neprived prie teigiamų rezultatų. Saugo kelienus irgi netūpčiok, atsitūpsint ant kokie akminokai bus tau, kadu nepadės. Suplak ir anon reik įtaisom kur nors, kad būtų laba šilta. O mes čia anon įdėsim, kad būtų laba šilta. Ir užveskiam ir pašildykiam variklį iki darbinės temperatūros. 2, 3, važiuojam! Oh yeah! Palaukiam, kol nustos dirbs ventiliatorius. Tyla. Būtent reik palaukti, kad užgestų ventiliatorius. Dabar visiškai variklis karštas. Ir kol mes turim šašlykų. Mega turbo, šmurbo, mega twin turbo, scroll, chip tuning. Va taip yra. Demonstracinė versija. Supilsim į variklį, į seną variklį, į kažkokį, važiuojantį motociklą, kur jūs važiuojate, toliau nei iki ženklo savo miestą. Santus, spiritus, vyni, kliuku, iš to mažo buteliuko. Taip yra. Tokia prevencija prived prie motociklo supresavimo su užlaužtų gazu. Beje patarėms. Tas mažas buteliuks nuo parskerstimų lenciogų
sankabų sudilusių, prašokančių greičių dėžių, kalančių variklių su nutrūkusiais vožtuvais negelbės. Užvedam ir pabirbinam 5 minutės. Moto maksimum. Puiku. Darbs atlikt, gal važiuoti kelionį. Nu ko, machuriuka? Į kelionį. Rekomenduoju Hadu. Priedus, tepalus ir visą kitą ten. Nu, pradėkime rubriką nuo priekinio rato. Pašnekėkiam apie nepašnekėtą. Tiepo. Aš to motociklą matau pirmsyk, aš biškį pavažiavau, supratau ano kryptį ir toliau reiks dar testuoti 1000 km, kad suprasti galėtų pateikti nuomonę. Nes nuomonės formavimas turbūt pagrįstas. Vota. Ačiū už komentarus. Malonu išgirsti. Bet man ir Va koksa. Nedažyta plasmasė. Pigiau, bet praktiškiau. Žymiai praktiškiau. Neš viskas man į Ducati. Viskas neš man į Ducati. Visiška, nes aš valydavau. Čia žiūrėjau, koks tekinis mažas, jei nebus 18. 19. Soreks. Da žiūrėk Ducatio tiek, tai. Da pažiūrėsam. Nes Italijai savo tor komponentus, kažkad minėjau videk žiūrėjo, kad pats geriausias meistra būdavo karietų Italijoje. Pats geriausias karietas. O dabar žiūrint į Italijos gaminį, ar ne pats geriausias, nes klausėms, koks pats geriausias motociklas. Tas klausimas daugom pasakė atsakym, kad tam žmogau nereikia kelti aukščiau Hondas, nes bus bėdos, anam sutriks nervą, nes anam draugą, įtak pasakys. O čia ir istorija, designs, technologija. Torani šaiba iš tikrųjų, tor kort, nes Kinija, iš paskos bėg labai motociklus, kurie ten neišpasakytus. Tu niek nepadarysi, nes Kinija tik praded istorijai korti savo. O čia ir istorija sukorta, apdainuota, dainom, operom ir pats Ramazotim groji, matyti, motoguciai sakė, belysimo. Gerai, žiūrim techninį dalykai. Vis tai dalyką mani kažkur matyti, bet čia matyti jums įtarau, nes ir produkts, ir sistema, ir anaveik. ir viskas. Dviratį išradinėti nelabai šiandien. Šiaip anei padaryti savo stabdžius panašius, anei veikti panašiai, bet nepirkti dėl to, kad ne Brembo. Čia tarp kitko irgi tradicijas. Brembo Italijais vis bairė irgi. Čia irgi, malonu yra, ne? Malonu. Raudonos spalvos galėtų būti dėl prekybos padidinimo. Čia vis stabdžiai žiūrus yra maži varščiuka. Stabdžių diskas tvirtinas ant mažų varščiukų. Aš galvoju dabar. Čia ne Ducatios įstebulė. Nes būdavo aš pritaikydavau kitus diskus, o čia kiti. Čia nežinau, dėl ko greičiausiai gal patentą dalyką visokiai. Nežinau, nesigilinau, pasigilinkit, ton diską eit uždėt ant Ducatios ar Apriliais. Pasidomėk, padaryk namų darbus. Šakį standartą, kampo standartą, tai be kur gasinė vadiname, ne? Irgi, kaip ir matyti reikalą, jau greit atsibus, nes greit sulėtas diskas važiuojant bus mondrė. Žiūrint į lempas, į visus dalykus, dizaineriai Italijais, gauna algą. Ar ten vyną atėmenį, ar kaip tik vyną leid gerti, ten jiems ten. Dizains, tu žiūri, gal ekti savo, ką gera. Visur žiūri, aš kaip toks irgi mėgstantis kažko konstruoti. Toks užlenkimą, išbaigimą.
Čia vot giliai žiūri, plazmazį daro ir irgi kažkoks tai vot padarėm. Tas pakšt, pukšt, čia pradėt. Un tiek vis išnarstyti, išlaižyta, nes jeigu žiūrint, pavyzdžiui, vadinkiam Lietuvą, negal taip, gal. Turų Honda, Yamaha, šitą žiauriai keitą varau. Pasilenki arba ton motociklą valinėjai, tu suprant ir mata, ką punsi sutverts. Jeigu nuvažiaus į centrą, pas mechanikų, sakyti, kap čikas, čikap ardos, irgi, kiek daug ardyti. Ir kur atrodo gražiai valytum tu ton motociklą šitą su tepštą. Tai savininką tų Dukačių sakiau, tepšna, valo, kuisiok, jinai to užtėmėm, pusdinio, va taip. Ir čia žiūri, visur valinėjai ir visur gražiai, kap gražiai. Toks sprendimas geras, kad netaškyt radiatoriaus. Ir mums patinka tokie motociklai, kuri dušis, kur darbinis arklys yra, tu darboji, važiuoji kelionį. Kaip į specovkį kažkokį, gerą, neblog specovkį važiuoti kelionį. Ant to atliekti funkcijai. Bet jeigu tu plaudam savo specovkį, su ronkom valydams, jaut malonom, nes labai gražiai pasiūta. Irgi, dalis filosofijos. Gera, techninė žodžia. Įstojams buvo toks Italijos, Romos imperijos, Graikijos įtaka į filosofijas. Sokrato pokalbiai. Vandens aušinams naujos laidos variklis. Buvo Mondelo toks motociklas irgi, dizainas, pats matot. Kosmosas, Džiauriai gražus motas. Ten buvo irgi tų visokių bandų paimti. Jaukiausiai, pamačiau Mondelo. Aš galvoju, kad čia bus kažkas tokį, tipo, paspaudi spoilerį, pakel. Gerai išgirdau, pasakėm, čia kaip elektrinė, tai kavos laikiklė išlend mašino, paspaudi knopkį išlend elektrinis. Ko gali nustebinti? Šunį. Paspaudė išlend šau, žiūr, kabino. Geras. Čia būt gera, paspaudė. Čia marketinginė bairė, tokie prikola. Matyt, net jau padarė darbą, dar norėjo kažko užsiimti, padarė spoileris. Gera. Techninį dalyką. Kampą, kai kurie elementą, matau, grina tokiai senovinis, pabrėž. Senas tradicijas, senovinis ir pavyzdžiui, žiūri iš toli paravažiaun motociklus, mašiną, ir tu žina, kas paravažiaun. Pavyzdžiui, prasilenkia su motociklu, greitą, ir tu žina, tu iškart supranti, kas. O ką bum kit pravažiaun motociklu, atsistoks, kas per mašiną, kas šitoj. Čia tada ta technika netor savo identiteto. O galite sakyti. Su tuo, prasilenktum, tu tikrai nesuprastum, galvotum CF moto pralieki, bet variklį tik pamatytum, nebūtų klausimų, kas šver motociklas. Tęsdami tradicijas, protestai. Neendūro. Neendūrinis toks. Toks. Toks ne Ducati. Pirmas įspūdis. Nes varšta netokiai. Nors. Žiūrim, ko ten turim radiatoriai. Radiatoriai su nuorinim geras. Ar čia modifikacija gali kitokia būti? Toks. Toks dažims keist, toks nematyt radiatorius, ką BR būdavo senovinė, bimbalinė, toks stambaus raštą. Čia gal reikėtų plauti, dažniau, nes laikos. Čia ką BMW, tik tą cilindrą aukščiau pakelti, kai ko jis nekliūtų. Svorio centras ten, žinai. Kas man patiek, tai guciaus ir, kaip BMW gazoja, un lingojas, fainė taip. Tai čia lygiai taip pat lingojas.
į tą vibraciją tokį. Nu, ar negali padaryti be vibracijas? Galėjai. Ani nesistengi, nes tas toks, kaip mamos recepts picas Italijoje. Saugoms, išlaikoms ir vot čia, jeigu pasigilins Janų filosofijai. Ir toliau apie variklį, per daug nežinių, aš labai domėjau sanu, ką pansi, padaryt, nes man įdomia į tokį dalyką. Ir vot, žvaigždutis, paskirstytos, seniau būdavo guminės diržas, dabar į grina linsiugiuką ir resursas. Nes itališka technika vis laik reikalaudavo priežiūros, nenulūždavo, nes ant šūds bus. Niek to, ką pasakiau, nepyks, Ducatista nepykit, tai, pats suprantat. Nežinot, kun reiškia senasis Ducatis. O senasis Gucis, kaip Dniepras aš pavadinau. Senas kažkad laikas atvarė Kalifornijai, žiūri, galvoju, man grina Dniepras. Tik gerą padarė, nepalyginau, bet princips paprastoms, juokings. Čia jau nebe, čia jau į mondrę, bet dryžuoti cilindrą. Dėl ko? Dėl tradicijų, žinai. Gali padaryti kvadratinis, nesižiūrės. Ir visas tas filosofija Guciaus ir dabar naujoviškas kažkur skaičiau, būtent ten į to ein brandų. To žingsnių. Designs ir funkcionaloms. Seniau Italija darydavo, kad būt gražia, o dabar ir funkcionalė. Šitą čiupeliuką, vot šitie vis dalyką įsivaizduoja nei to ar savo vomsdį kažkokį, aerodinaminį. Atim vyną ar parūkyt, kai dizainerė sako, nueisam į sklepą į vomsdį, pamatys, kaip ein ors. Ir anims bendra su inžinieriai kūri motociklą. Aš sutinku parašyti gali gražią recenziją, bet žiūriu taip, čia pelekiuks, čia urtakiuks, čia perein ors, čia išėjams orą, čia ištraukėms, galvoju, yra. Ko reiškia aerodinaminis vamzdis? Aš nevienas užskaitis ir mašina, pavyzdžiui, kažkokį. Ir žiūri, nebereikalo. Kažkokį pakeisti, uždėsi kažkokį rūko žibintus, dabar ant bangos, kokis 7, nes ką gražiau atrodytum, ir pakeisti aerodinaminis savybės motociklą. Čia ne, čia toks dizainėlis grinam primena Gaidžiaus. Arba jeigu padarytumėm snapą, būtų gasas su pakeltas cilindras, kad paps pakel. Geriau atrodo nei tokias papas, kap kam. O toks snapą pridedi ir vara į Venecijos karnavalą. Nemeluoju, snapą uždėk. Gasas su cilindras. Su pakeltas, ne? Tap. Ar atsukam? Dumtėlį pažiūrėt, kaip vožtuvo reguliuojas. Šį žiūrėjau, čia šitą į du veleniuką. Ir čia kažkap kel. Biški kitepčiai. Žinai, variklį pakonstruoti. Tai purškėms žiūram, koks, žiūrėk, tai jau mes paskaitysim, Made in Germanija. Tap vyra. Magnetį marelį, Germanija. Nemelavau, ne. Čia ir map daviklis, kas nesuprato. Generatorius toks mašininis, diržas guminis. Aptar čia šitoje našis, čia balansyras lygos tol. Starteris japonišks. Baltųjų meškų džiaugsmas įdėts, bet unikor. Kažkaip tur matytis. Greič dėžė keita. Keita bėgia jungas. Toks, matyt, opozitų. V formos įmontuotų išilginiam varikliams, matyt, tokį tą dėžę gaunas. Greičiausia bus 3 velinų. Tai pam. Kontas daud, tas daud, kad vis laik nebloga pasiteisinti, tik dabar padar geriau. Komponentą taip žiūri. Tiek dėlė. Šlangeliaus laikiklis atleits iš rėmą. Tai tau.
šitą lietas šlangiuks į starterį. Gali prasitrinti. Nors taip, toks taip gavos. Nu, niek tokį Italijai. Čia šitą, žiūrėk, 3 varžtą, ne, ungumų, nes vibracija juntas, tokia grina vibracija. Vis teisinga, tvarkinga ungumikį. Jeigu numesim tos veitas, nu, tikiuosi, išgrėž dėžės neišlūš, čia matyti praskaičiaut. Laidoka laikiklis su varščiuku. Vo, atleicint šakis. Tai vat, kada tu žiūri, giliniais, ir tu suprant, kad, darinan, iš ronkas sutrauk nukerpa. Irgi variants. Toks. Man patinka. Patinka, kada konstrukcija ir sukurta su dūšė. Pavyzdžiui, Kinija, Japonija, aš sakau, pradėkime minėti Kiniją, nes Kinija parein su savo motociklas neblogas. Mokinas iškor mokinas Kinijai. Nes ani somda Italijos dizaineris, Italijos inžinieris, nes inžinieriai motorė italiano ir tarp kitko da koks minarelį. Ir prota dirb. Ir iš kur pasimokyti, išmokti ir pavyzdį padaryti. Nes, idėjas geriausiai ir pavokti. Stabdžių sistemėlį, laikyk. Čia, aš čia prisistok iš apačios. Tai teptama. Tepšta. Gražiai. Riems išveina. Negi, čia moštai paėmus šitalis nebrongė. Čia trinas šlangiuk šitą į viršų. Šitą į plasmasį. Ne, žiūrėk, tikra, iš tradicijos išleikti. Kai kur, būn, ai, gera, čia perfekto, čia, žina, ką būn pasital, nežina, nes bojas. Fiški šitą remas, remas į generatorių, fiški lemda zonda, kokį čia, taip. Aš taip vėl procesą gamybės pradėjau galvoti ir suformuot makets, iš maketą lėpdą, daro, bom, ir paskui atein kokia elektrika arba, su inžinierės nei pasakė, čia galva bus iš tavo, pavyzdžiui, čia kampuks, išfrezuot šitą iškilėms, čia tas galvos kams proporcingas bakas kampo, o toks pat, pom, čia čištavo, o žiūrėk, tepšta į trikampį sueina viskas, nes anik apdara iš molibden, iš modelino, anik su spaklintėm, supjau šitą, pavyzdžiui, ne, pjaunam, čia giliau, variklį, irgi atpjovi, tepšta su špaklint, čik, į galvos formą ideali. Yra harmonija. Pradės aš tai jau čia varyti, itališką, žiūrit, mosi žavaus inžineriją ir, balema, moka nedaryt moka. Generatorius, kur pasakojau. 550 W, kažkur skaičiau. Čia ir diržas po to, nesunkiai keitas. Čia šitas starteris, čia parazitas, čia didys dontrats, čia ir mova. Protinga. Leinys čia biški negražiai išėjai, kas čia dabar ir. Apačia, žiūrėk, vėl prisimint, pasakojau, žiūrėk, apač kokia aliuminiaus, viršus kokia aliuminiaus, čia pilkesnis, apač kaltin, nes vis lai gaun, reikalingas aliums. Ir čia yra, čia atpjauta, čia, unkeik, šitą šun, šitą opa, tas proporcinga viskas. Sakau, motociklą gal į malonų valyti, bet važiuoti senau irgi gali kars nuo kartą. Duslerkelį tokį. O darytos iš anos kažkas tai. Bet žiūriu, čia eurų 6 ruovenį, tu savo.
Rupūžį šitą lemdą ir prieš katalėzą ir už 6 eureks jau stovi. Nu, be programavim čia nelabai kom padarys garsą, bet kažko sugalvotumėm. Da, atsiras programų kokį nors. Nedidelis mociukas. Toks zgrebnis. Toks, nu, dviese nedideliem žmonėm. Dideliem irgi gali. Tvirtinim stašį kažkoks, žiūriu, čia jau naglas bus, mundrus. Jau linija. Ką aš Italijos motociklas, aš galiu eiti, tepšyti, o tep ir, žinai, kaip kiti Harlis arba BMW, ten, žinai. Sėdenį irgi atformuot palei baką. Tokį. Čia pat tokį sėdenį, man patiek. Galinius ratas, votap. Tokį veržlį iš kur gausi. Iš oho, veržlelčiai. Iš senukų kažkokį pritaikyti. Nu, tekinė dukatinė. Daug ir opcijų tam motociklau. Ten shifterė, šildymą, centralinė yra radars. Padarė radarą, nu, dukačiaus, aišku, geras tutaraniai kaimyną įmatyti. Radarą, stabdymą, inovacijai, taip šitą. Laba, BMW, Ducati, Gucci's. Moto Gucci, atsiprašau, pasakiau, išeisku nors. Šitą, važiuojant, taip šitą. Nu, vat, inžinieriai klasiką yra nei padarė. Sabų cilindrų žiūrka Bimbal K1300. Maldec, idėjiniai. Nu, kam pirkt, kad viskas padarytų. Kokios savybės techninės, daugiau informacijos. Vyra internetą 5G, prašau naudotis gerain. Šak priekin žiūrų iš alim, nu tu ne šak, tas vis genys. Žiaurė tvirtą padaryti. Čia ką batonins, nutrauksi bus dramblinos, sulaužys kažko. Šiaip jis saugoms kažkoks, taip turi polti į žmogų pėstį, į tor nulūžti kažkas. Tor žmogus nesulūžti. Bet čia į tor sulūšo bodu. Šakės centras, biški išnešti į priekį. Pavyzdžiui, centras, ne, ir biški šakės į priekį. Tai vairavimo toks, daus tokį gunklavim, biški savotiškas. Šiaip važiavau, valdėm savotiškas. Šakės tik viens reguliavims. Su elektronikom gal būna, nu nežinau. Imam, taip. Eik tu su. O, teik to, pasitumdysiam. Viskas gali ir. Kardansai, matai koks kardans. Pašnekam apie kardaną. Kardanas ir silpniems. Ne, nes nemok tepti. Kažką pašnekėsim apie kardaną, nes čia irgi yra istorija, katros maža kas žino. Nes BMW visi žino, kad tur kardaną. O žinojot, kad Gutis kart su BMW. O Gutis išvies vos ne pirms kardaną padarė tokį. Nu, pasakiuką tokiai, kaip Ducatiaus, bet biški pigesnį. Bet irgi o dizainas toks. Nu, menininkas esu niek technik. O, germetika išlinden. Kardanen. Buvo toks bičas. Giorgio ar Georgimio Cardano. Ir unsa sukūrė Cardanin Power. Dėl to pavadien Cardans. Cardano sukamasis ten, žinai, itališka. Transmisionin Cardanionin. Transmisionė Cardanica. Ar Cardanica. Girolamo Cardano padarė. Kiek met praeit dabar, tai sužinojau, pasinėriau į istoriją ir išsiaiškinti, man įdomia, dėl ko kas kėlė. Nu, konsaka, Cardans. BMW su Cardan dėl to pats geriausias. Galbūt, nu, neseniai
paralevinė visokie, ne, tai ne, BMW. Čia ir tas pats, tik tas čia ir viskas vidau. Vo, triple Hondos, ne, VFR. Vo, kas ir tėvs. Tėvs visų kardanų į motogučius. Nežinoja? Nu, žinok dabar. Ne tokia BMW permsidėja, iš vis koks nors ten JAP arba koks Ariel. Šitą, inžinierė padarė gucinę. Čia aš tik kaip skaitęs, gal jūs daugiau informacijos, gal geresnį internetą rat. Ir vis istorijas, visas tradicijas čia. Ir tik čia dar mundriau padarė. Nes ir kada ir ilga šakį, dedi gazą ir gera, bet kada trumpesnį šakį, tada Viton šikna. Ten nėra Yamaha iš vis netor, Bimbalas irgi tor LC, koks ne LC kapans, R1200 C, čioperis tas toks įdomus. Irgi netor, nes labai ilgsi. Tai o čia trumps, čia kliurmekizmas ir toks kardanas. Kaip laiko kardanai? Nežinau. Tik po 60 000, kai žinau, reik pakeisti kardaną, ne. Kai kuriem vokiškiem motociklam su kardanu ten yra, tai reik pasikeisti, kaip tepalus kardaną. Kai žinau, rudėjo, ne. Ne, turbūt tepal ir viskas čia. Gerai, neapsičiderstinkėm. Botukiai stabdžiai, čia brembo, geri stabdžiai, stabdo gerai. Ne, nukaptų be brembo Italijai bus, tai čia reikėda čia įdytanims, paskiau čia da irgi užjūršti. Iškirėk, sutaisiau. Na, sikon tik surinkt, iš dėžės ištraukt, žinai, gali čia prasileisti kažkon tai. Bet toks, nenuliekiant. Amortizatorius tvirtinims obolinis. Oho, koks. Oho. Nebuvo masė toks, konstrukciška kitoks. Tas kams irgi Ducati, labdien, kaip sakė, R6, ne. Taip turbūt, čia paprasčiau nepagamins. Nėr kaulų, nėr tų visokių ten bam, hard top, hard tail. Ne, čia ir šakė su amortizatoriu. Įda su kardanu. Kap, kitaip gali padaryti. Nikap. Vidau ten matau sankaba gali šlapė jau ir aptarnavėms įmanoms, be didelių kažkokių gesmių klientų, kad bus brongė. Bet gali paimti šaibis tiek, nes įgucis, nes tų guciaus niekur nenuvarys, nieks to norėm neremontaus. Nieka nėra, nieka. Laiks rodo. Atsiranda Lietuvo, atsiranda dalykų gražių ir atsiras ir žmonių, kad įvertins ir supras, kad viskas į Made Germany ir Made in Italy. O tokie dalykai ir nebloga. Koilytė, bamba grina man, gas joks pilinuks mažas. Čia vėl nuvirsi, jeigu iš čia išlūš, ektų savo, kad būtų zapadlo. Vot būtų, reik stebėti, stebam vyra situaciją. Mondelo, stelviuks, kad verst, vis tiek, kad numuštų bus, nes ant perk, nes ant gražus, nes ant įdomus. Ir čia šitą išlūš išdėžą, ne. Ar jai suvirinti neišiems varikliaus, kaip gasams, arba tiems RT naujisim. Nesivirin. Aliuminis ir įdomus, ir tešla įdomi, ir nesivirin vyra. Neis užpakliauti parduoti, kaip už gerą. Vis tiek bus problema. Čia neaišku, kaip virinas. Vandens pompas, žiūrėk, vakums koks, ne? Ne vakums šį, kada pradėd leisti vandens pompą, kad į variklį nebėgtų tepalą, arba antifrizas išbėg lauk. Viskas iš aliuminiaus. Toks žiūri ir įsijauti į inžinieriaus vaidmenį, ką panėtin galvoj, ne? Čia variklis, čia atleisam iš kažkokių tai tokių, čia kardana yra tas šlica, žiūrėk, eis prieit, to nuėmė
atsuka su linsiuk tepal šlicus patepė. Kad nerudėtų kai kam. Kadangi mes esam motociklų ardytoje. Oba, gersiai, žiūrėk. Oho, kaip čia padaryta. Eik tu savo. Nebuvau matęs. Šnikė tokiai. Okei, jau mums patink. Toliau. Tep. Viskas. Tai jau pademonstruosim viską. Jums, gerbėmieji, tas iš aliuminijos, žiūrėk, ne iš kompozitą. Čia viskas iš aliuminijos. Oho. Nu, liuks. Žiūram. Šitą. Ane, geras variants. Atšoks sėdėnį, nu, žiauriai geras, gal nebuvo matyti niekur. Pegijo, Giovanni. Vokap įsėdėnis padarytas gražiai. Vokap turbūt padarytas. Žiūrėk, iš alimo viskas. Kelintų. Sausi. 28. Galėtų būti 29, būt daug nekalėsnis motas. Aliumas, a kastroliaus varėk įmauti. Nebandyk motuliaus pėlti, tik tas, nebaig tik tą. Čia šitą tep. 95 decibelą. Atep gali. A čia legalu? Nelegalu. Vo tap. 772 motas. Palevin kodą serijais. Seisdoj. Turėtų būti limituota, nu. Čia kas? Čia diagnostika arba papildoma. O, Dukačiaus. Aš matau Dukatį čia yra. Laikiklė. O jau sulūžo. Čia diagnostika. O, įdėkiam diagnostiką. O, sutaisiau. Jo, Dukačiaus relė. Kompiuteris nežinau kino. Boš bus, nemanau. Vo, Goma, tokį Dukatinį. Nu, atlikimas, nu kokį atlikims, ledas ir viskas. Supratau, matot jūs saugiklį ton, kem, ane? O tai kokį velnį įdėjot saugiklį, tokio matomo veito ir sušlapamo, jeigu suoksidaus. Nu, čia jau sukalbių teorija, žinučiai ateičiai. Moto Guzzi, Italija, sėdėn plokštį. Aš Ducati buvau iš Vokietijos, naus. Tik parsivariau, parvažiavau, tiksliau, Lietuvo. O ant rytojaus išardžiau ton sėdėn gražiai ir padariau tap šitą. Lygia sėdėn turbūt, o ne kabalns arkliaus. Sutinku, nepirks kitėp. Bet, kažką mąstyti reikia. Aš sutinku, kad riems buvau toks reis, suprantu. Neišėjai kitė padaryti, sutinku. Ir kitokio sėdėns nepadarys, tai vat kartas dėl sėdėns žmonės pardavinė motociklus, nes jį nepatogi. Vo. I vien laim, pala, keilėsis gali, tokiam turbūt, nes jį vis yra dara būn opcijų. Keilės gauči šitą sėdėn atrakin, uždarė ir išvažiava, raktelė lieka kabuoti, pametė. O tai spiekas Dukačiau dėvėlau, tie raktelis buvo pametęs. Moto Guzzi Stelvio kelyje pusiau asfalt, pusiau žvyrkelis. Taip galėtų ir pavadinti, ne? Važiuoju savo linksmai, leku savo vibracija. Toks duk, kiekvienas smūgis juntas. Tradicijos, visa kitas, širdies dūžiai, atspindi motociklo sielą. Nu, kažkas išmoktom dainelę harlistą, o motogučistą. Su Norge važinėjau,
kažkiek tai. Toks pilns, o toks, ant toks, užriešt ronks, sakytum, varau su motogučiu. Užriešt akis. Ir važiavėms. Komfortabilus pakainus važiavėms. Bolemba, kad toks. Va turi būti toks, motogucinis. Tu žina, jokio ir neskubėjimų, nieko užsukins pakankamai, bet tepo. Nu, pas sėdėnį rodžiau, tai nebereikala. Dar prisiminiau, kas sėdėnį patogi. Patogi sėdėsin labai. Nu, ir pasikoreguoti gali, kaip tik nori. Čia jeigu kas jau gali ten sukinėtis, kaip tau reik. Laikiklė, praaukštinimą. Čia kaip germetiksai, kas čia? Žiūram, lingoja. Gumų, kas čia dabar? Nu, nebuvo matyti. Greičiausiai čia bus alembloks, kaip Ducati. Vibracija, bet keits vairs. Ir ryšys, kaip būn minkštas gumas, važiuoja, kaip už uodegos karvis nusitvyris, jo neįsiprast. Čia nieko. Valdomumas kaip gulas tai žiauriai gerai. Da net galvojau, 19 stekinis. O gulas kaip su 17. Da tapt jok su jiem dabar galvoju, enduro čia dabar galvoju. Nu kur mes čia paendurinkiam sanau, Numesi bus brongė. Nesįvaizduoju, numetus, taip, žiūrėk, taip šito, taip įkerti ton šitą cilindrą. Nu, bimbalada daugiau ten, žinai, bet lunka. Lonkus uždėjus turi gražius lonkus sudėti. Nepais kažkokie tai kiaušė. Vos su lunkas galons dakai taip atrodyt, suteiktų agresyvumo. Mot siluetas tai man labai gražus. Išeis dabar gal teks kada nors pačiupinėti ir labai kneit MV Augusta. Aš nežinau, kaip vadinas. Nu, MV Augusta tai jau, idėjos tai jau, žiūrėk, toks. Ne? Šarms itališkas. Ten Augusta vėl nupirkta į kažkur darys. Žinau, kad atsirado babki pasanau. Anei darys kažko. Ir va toks. Vėjas labai gerai, vėja nupučia. Va. Tai šitą ir mačiai, tipo, sakė. Nes ant saibojus vamzdį, aerodinaminė vamzdį. Ir kūryba iš karto spind aerodinamikai, tai suteikia komforto važiavime. Žiūrim, da kokio nors. Čia ir. Bet ten ir. Niek to, čia graž, bля, kiek lengvi. Čia per vandenį varytas lemdazons vandens gaus pastovė suges. Toliau čia taip aptarinėjom, tik aptarinėjom, yra reikalus, tik reikalus aptarinėjom. Kuris geriausias motociklas? Nėra detalių, pastebėjot? Šakį, glušis, ant varikliaus viskas sumontuota ir va taip. Puiku. Ta koncepcija man labai patinka, minimalistinis toks. Aišku, matos kai kurios detalės, nedingsi. Tekiniaus toks stebulė. Čia per vandenį varyti viskon ten lempas, vidus, chebra, vidus lempas. O tu kažką pasakojau, tu vala ir tu pamata kosmosus, kosmosas. Tai žymėjams tik, kad nereikėtų čia pasakoti, viskas iškinys nepais. Vo, tunelinė žibintai. Čia ir rodarau vietą, tam, kur mato tas mašinas, kur ten žiaurė. Dėžis nežinau kokis, bet gražis turėtų būti. Pabandys internet rasti. Nu, va tokie. Galiniam čia tortą sėdėti, ploci gali savo teltą galinį čia užmės, lieks.
Kardaninė pavara, čia visiems įdomi, nereikia tep linsiūgą. Nereikia eiti į restoraną, kaip nindzė ar kaip Terminatoriau, išsipaišęs zubus, kaip iš filmų grubunis. Jas eis į restoraną, su duka čia atvažiavęs, jas pasakos nevincik. Ir kavalierius, linsiūgą, tep Italijo, eini į restoraną, kaip grubunis. O ten, hamutai, okei. Dėl varikliaus daug kam patinka variklis. Būtent kauns toks, kauns kitoks. Ir tas loš. Jeigu grįžkiam į realybę dabar yra. Nusileiskim į realybę. Enduro, ne? Dabar pradėjo išsigimti enduro žodis. Reiškia, bet kas yra enduro, katras turi didesnį prošvaistą. Didesnė eiga, nepasakyčiau, kad čia žiauriai didelė eiga, kad tu čia endurinsi, čia galbūt ir galimybė važiuoti žvyrkeliu, bet per gražus ir drožti, a ne? Nu kur tu sonu enduro važiuosi? Žvyrkelės nutratys, nubus ir pasibaigs viskas. Tas radiatorius, kur pasakojau, ne? Va. Numatyta, kad šaranon ir biškai apsaugo. Protingas sprendimas, labai nebloga. Valdymas sankaba, Ducatėnė, ką pradėdė, vadinas, ką vadinas. Noriu paskaityti, koks į cilindruks. Kelių diametras. Įstabdžiai. Tokie va. Nu, paveldas, Brembo paveldas Ducati geriau nėra. Ir nesina gamen, grina tas šitą princips yra geriausias sprendimas. Bloga iki tokia nebloga. Tiesiog čia pasiimta geriausias sprendimas. Čia turim, kaip minėjau, tas ežys didelis aliuminis. USB jungtis. Beto nikap. Va. O čia hipsterių pasaulyje kozeriuksai. Kozeriuks labai gera saulinė šveita. Idėjų, gera idėjai. Piankšt, skidėlis kaip visų, kokį nori muziką užsiprogramuoji. Triumf Vilmo, nu Triumfs irgi panašiai ded. CF šitą un tą. Daugi, o tai dabar, koks skidėlis. Atsibos greit. Norėsas laikrodiniaus, pamatys, atsimins man žodžius. Ar liečiamas ekranas. Kun turam čia? Čia sportą turam. Strada. Multistrada. Ir visur važiuojantis strada ir dvara stradivarinė. Turizmas. O kun turizmas, koks skirias nuo stradas? Piogia, kas nežinau, čia ir piogia. Podžia, lyn ar miestas gal kažkoks. Nu, off-road, nu gers, ne, off-road. Nu gers. Toliau. Čia kažkoks irgi nulūš vėliau anksčiau. O, laiką gali. Max Speed. Ne, nu tikra aš nelakstau jau tiek jau. 120 buvau paspaudys. Nu, konda. O kun tas reiškia? Kas čia vyksta? Kas čia buvo? Kruizas? Ai, kruizas čia. Kas čia? Nu, turi pasėdėti biškėlį. Fuelą, ne? Ne. Kažkas banda lysti, suprast, kas labai norėčiau sužinoti. Nu, žaidimą. Off-road, padarom off-road, nes varysim dabar net žvyro keliukų biškį. Žiekon radau. O, fucking Kas per prašmatnoms.
windshield reguliatorė. Sudžiu. O tai kaip noriu pažiūrėti, kiek benzinų jėd. Ko daryti man dabar reikia? Laikyti. Eik tu savo! Tokių dalykų čia. Riding mod. Vo tai tau. Netyčia radau. Honda, į servizą. Į servizą varom. Ne, servizas, ne, desmo servizas. Teik tuo. Kaip dabar čia? Nu, čia turi susigaudyti jau. Turi turėti informatinis žinių. Važiuokime su vibracija. Tokį, nu, vibron, kaip vimbals koks. Ai, vingiaun. Garsas. Ne, niek, garsas, euro 6 katalizatorių už katalizatorins. Bėgis pirms jungas tep. Kaip Harliau, 85 metų. Tradicijos čia, laikomis tradicijų. Netradiciška jungas kitai dėžė, nehondiška. Kardans. Kardans ir nekdingsi niekur nu to. Nuėjom gazą, kaip grinas su savo tenerį prisiminėjau važiavimą. Nu turi kentėti, turi taikstytis. Nėra agresyvus per daug, kad ten tau, ojojoj. Žvyrkeliu biškį pavažiuokim. A niek tokį. A gali pavažiuoti žvyrkeliu? Žiūrėk, gali važiuoti žvyrkeliu. O, kitoks, sakyčiau. Atsistojus gal važiuoti, nes dėl to, kad spidometrą jūs nematytumėt. Nu, galimybė su Goldwingu važiuoti žvyrkelį ir tik tas keitoks, ir sakyčiau, taip ilgą nepavažiuotum, ir tas steklas nuliek. O, Ar čia enduro mocis? Teik to, grįžkiam. Grįžkiam į keits koks unsa. Tas nebloga. Važiavėm so. Atleidi palauk sankabą. Nėra funkcijas. Nu, jeigu dabar man formuojas tokį nuomonį asmeninį, kad Motogucis yra Motogucis. Jis ir toks. Ir turbūt toks. Ten, žinai, pradėkėm lyginti ne kaip Honda. Ne, tas motociklas turi išlaikyti savo identitetą. Nuleiskėm stikliok, kad čia nesubarškėtum man. Nu, toks. On si gucint. Nėra smarkus. Gazas toks, kaip čioperiaus, tu. Nu, švelnus motocikliuks. Švelnus nuspėjams. Ir svarbiausiai gražus. Jungam sport. Kas čia bus? Kas pasikeitė? Nieko. Pasikelkiam stikliok, kad vėjo aptakumas ir greitis būtų nuspėjama. Kas viniuot? Kaip traktoris. Juntas biškis svorio centras aukščiau, toks, nu, tepi, kaip triumfs koks. Gazdens markė, sport režėms, visko niek. Strada. Niek. Turizmas. Spidometras ryškiai apjaum grybą. Žiaurė, per daug gruoda, toks jausmas. O, turizmu geriau. Gali turistauti. Pakankama keitoks. Nu, valdomoms. Toks, nu, pasigeras, anau.
toks Brianus, sakau, turi su kojom, man suspaudys, taip vartyti ir kad uns toks, valdytus. Bet pasižiūr biškį apač tai cilindrą, kuo jis nešals, tipo, gali pasakyti. Čia ir dizains, ir stilius. Į vėlgas šlempas pastovė įjungų su pirštinėm. Rabi savo juntas prie 2000 tokį vibracijų, muši kojas. Grina kaip su čioperiu važiautum. Tai vot, čia čioperis, bet kur nogar neskaut tiems žmonėms. 50 važiaukiam, 6 bėgi. Ir važiuoju šitą. Lastingoms tai geras. Daud gazų, toks. Ir tik staiga pamatai aikštelę žvyrs, nes turi ieškoti žvyrkelį, supranti, pas mūsų, turi jungi, pogi, offroad, į davai. Čia nebėja bas, kai tik guli iš kart, sugadinę basą su vėjų knopkį. Offroadinkiam čia biškelmės atseit bažiaurę, varysiam kitą. Atsižymėt geriau varom. Ne? Atsižymėkiam su Moto Guzziu. Nieks netikės, kad su Moto Guzziu gal atsižymėti. Babasa. Tēt piln gazą ir un svažion. Į teik. Grįžau atsižymėti. Nes čia nieks su Moto Guzziu čia ant to svietą čia nepasižymėjai. Čia šitą družė ir daryta irgi su motociklu, su kardanu. Tik tas biški kitoks motociklas. Atsistojus irgi gera. Šiaip išskerčiau, dabar čia atvažiavau galiok. Vies nepūti tave. Primet. Važiuoju, galvoju, aš šalti iš tikrųjų. 12 laipsnių teit, drėgmė kažkokį. Ir šitą neput viesi tave. Į ko jis neput? Sakau, aerodinaminis vamzdis čia įbovis. Spakainus motociklėlis daryti tep šitą. Vakarano paskirtis. Turizmo. Finito komedija. Galėt taip sakyti. Kaip sako? Moto Guzzi, bellissimo, strada, multi pizza. Važiuoju dabar, apsukau rat. Zubą net sušal, sunkiai šnekėti. Apsukau, da taip į stradą iššokau ir paskiau ramia ir visiep bandžiau gazuoti dar suprast, kas čia toks ir kur jį tokiai visokiai surpriziuką. Sugaudžiau visus variantus, kas mums buvo įdomi, aktualu ir naujiena. Papasakoti. Pirma, spakainus motocikliuks. Važiuoju spakainė, jokios dramas, jokios isterijos, nieka. Užsukas grina priminį man Nordeną. Priminį. Toliau, kaip valdomumas. Valdos kaip visi normalūs, protinga, niek specialaus. Ten kaip gula posūkis yra. Parašytum baką Stelvio. Ten nuvažiuok Stelvio pas
pažiūrėsit, kaip gula posūkis į jūsų sportiniai motociklai skirti žiedui. Įtepsi į kelnis rudos masės. Stabdžiai. Super. Super. Brembo stabdžiai aukščiausias prabas. Stuo informatyvė viskas apie visus normalius motociklus su Brembo. Patogom sėdėti. Labai. Teis nogar, teis sėdien, lėk savo. Ir sonau gali toliau važiuoti. Mundials nežinau, kaip važiuojant. Kokį principų, bet tas toks kaip galimybė žvyrkelį įvažiuojantą. Gali pavažiuoti žvyrkelį, bet nerekomenduoju. Bet ko ne. Jeigu toks tep išeits ir ansa gali važiuoti žvyrkelį. Keits, tiesiog mums gali važiuoti. Su multistrada irgi gali važiuoti S žvyrkeliu ir tik sėkmė, ką palydės tavi paskiau, koks nusibraižys plasmasiuks. Toliau sankaba puiki. Toks čiuploms, kaip VD varikliaus. Čia į VD variklis, jeigu kas nesuprato, tai jie. Pupuk toks, grina, aš juntu iš vibracijais, toks duk. Tas motogucinis, būtent ant staba, aš trečiąsyk važiuoju su motoguciu ir man lygiai ta pati emocija. Lygiai tas pats jausmas, kaip važiuotum su Harley, ne. Gali važiuoti su Shadow, gali važiuoti su Harley, bet su Harley vis tiek bus emocija ir jausmas kitoks. Toliau atsistojus važiuoti gali, į ko jis labai gera remas, aerodinamika. Vomsdeniai nebereikal taru. Nebereikal. Nustebau, kaip mums gera. Šalt, nešalkuojais. Aišku, karštus bus tau. Toliau gazas. Visas gazas, visas tas vairavėms. O čia tai naujina yra. Aš sutinku, kit moca irgi ton dalyką, bet čia aš dar labiau pajutau. Nes kardans ir VD variklis, vadinkiam VD, ne opozicija. Ir nuėm gazą, stuo, į tai visi paranormalūs reiškiniai reduktoriai, ane įvykst, bet nevyks taip, kai jau tintau, oi. Kapsulinsiugų nevažiuoju, junt iškart, kai kardans. Bet pabandžiau režimus, ten Stelvio, tas turizmo, strada, sport. Kada nuėm gazą, variklis dar sukas. Tai naudoja kutofą, kaip vadinas, tai vis reikala. Čia ir labai išreikšti, ir labai jautas. Nuėmė gazą, reit kapsulinsiugų toks. Nie taip, kaip su Monteneriu nuėmė gazą, kaip išjungė degėjimą, arba su Aprilijai, pavyzdžiui, kur būn Tuono arba Falko, nuėmė gazą, kaip su šalmis įkliog, to nie. Nuėm gazą, matos duod variklio degalų, įjuntun step toks leis, kaip nemok išreikšti. Nuėm gazą, uns dar neuždara gazą oriai, tiesiog biški padod benziną. Ir juntu. Und off-road režime nuėm gazą ir stabdymas variklių efektyvesnis. Turizmas įjungi, važiuoja, nuėmi, reidai tiesiog. Aš 6 bėgčių visur važinėjaus. Įsivaizduoju. Būtent nuėm mums reidai, nie ten, žinau, arba įjungiau 3 prieš sankryžą ir nuėmiau gazą, aš bijau nuimt, nes tu jau stabdos. Nuėm mums puiku, bravo, inžinierė, bravo. Kad tai reiškia ir dirbama su tau, ir jį padaryta. Į ton sistemą su kardaninės mocas, kaip bimbals koks, tenere jau iškrent, nes jis senovinis, išves old schools, greitai muziejai reiks varyti, koks dar triumfs. Su triumfu dar reiks naujausių. O ton dalyką aš užfiksaus, pažiūrės, kaip jį padaryti. Toliau, viskas. Turistinis motociklas didesnė prošvaista. Toks nuomonė. Ir itin gražus. Itin sakau, nes pats matot, koks čia dizainas. Motogucis,
malonu susipažinti, pabendrauti ir patirti. Per trumpą laiką norėjau visko suvalgyti ir išsiaiškinti. Belieka sureguliuoti vožtuvus, pasikeisti sankabą ir pažiūrėti greičių dėžių pro tarpą, ką atrodo, nes ten man irgi labai įdomi. Kardaną nerdysiu, nes kažkada tikiu, netikiu, kad sugestų. Nes nie variklis ant tiek galingas, kad ant sulaužytų. Tokį Moto Guzzi Stelvio. Ar geras motociklas apsimoka pirkti? Čia jums spręsti, bet tas motociklas tor dvasia. Tor dvasia. Ir kapnaus motociklas turėjus dvasia, tai labai rets reiškinys šią dainą. Ar aš tokį norėčiau? Ne, nereik man tokį, man reikia geriau eiti trečių keltus. Ar aš tokį nupirkčiau draugų, motrišką, ar da kažkom? Taip. Nes ansa ir gražus, stilings, šiuolaikinis, su istorija. Ir nereik tept linciūgai. Puiku. Žiūrėsim, kom parodys ateitis, kokios problemos, nes visi nubėjai. Bet jeigu tu bijai problemų, važinėk su Honda, mėguosi ramiau. Ir bus kaip visi. Arba važinėjai su Stelvio, stilius įdomoms ir pats matot.